Kaip Gitanas Nausėda griauna Lietuvos valstybę. Šitam rylse bus daug faktų, bet stay with me papasakosiu, kaip valstybėje vykdomas perversmas. A plot to make most terrible things happen. Yra tokia ilgametė Seimo tradicija audito komiteto pirmininku paskirti žmogų, kuris yra iš opozicijos, šiuo atveju arba konservatorių, arba liberalą. Valdantieji šitą tradiciją nusispjovė ir į šitą kėdę pasodino Žemaitaičio naparniką žmogų šūdą Artūrą Skardžių. Valdantieji šitą sprendimą aiškino tuo, neva reikės audituoti praėjusios valdžios priimtus sprendimus. Klausiu Artūrą ir gali man atneš man, sakau, kad tu viską turi. Viskas, pas Artūrą tuščia, balti lapai. Norą griauti demokratinės tradicijas parodo ir tai, kad šiemet balandžio 15 prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė tvirtinti savo patarėjos Irenos Segalovičienės kandidatūrą į valstybės kontrolierės. Šiaip Irena Segalovičienė neturi absoliučiai jokios patirties audito srityje ir pasižymė tik tuo, kad yra be galo ištikima Lietuvos Respublikos prezidentui. Na, toksai jo asmeninis kiemsargis, antras Jansonas, kuris visą laiką puola ginti, kai kažkas kažką pasako blogo. Esate rūporas vienos įstaigos. Grįžkime prie perversmo. Praėjus vos 2 dienom po to, kai Nausėda pateikė tvirtinti Segalovičienės kandidatūrą, Seimas priima sprendimą įpareigoti valstybės kontrolę atlikti LRT auditą. Sutapimas? Kiek dar reikia atsitiktinumų, kad tu patikėtum, kad tai yra tiesa? Kol Nausėda ištikima Segalovičienė atlieka LRT auditą, vyriausybėje vyksta chaosas. Ruginienė nesugeba surasti kandidatūrų į ministerijas, vyksta kultūrininkų protestai ir taip pat atleidžiama Dovilė Šakalienė. Jau galėjome nekartą įsitikinti, kad socdemai neturi stiprių žmonių užimti ministrų postus. Jie pagal kompetenciją yra žemiau šalies vidurkio, bet Nausėda patvirtina visus iš eilės. Net ir Ignotą. Kyla klausimas. Kodėl? Aš manau, kad socdemai Nausėdai pažadėjo priimti LRT įstatymo pataisas mainais į patvirtintus silpnus ministrus. Tai galima ir Antilopę pasiūlyti ministro pareigas. Negalime pavargti, nes jau tapo aišku, kad socdemai pasiruošę kentėti iki galo ir tikėtis, kad per šventes visi pamirš. Nepamirš. Susitikime protestuose prie Seimo ir parodykime, kad laisvo žodžio užčiaupti jiems nepavyks.